kaip vartoti vandenį treniruotės metu ir kiek jo reikėtų išgerti. Tas pats gėrimas turėtų būti gurkšneliais. Tiesiog atsigaivinimas tų, kada mes sportuojam, pas mus automatiškai, reiškiasi, įsiskiria iš organizmo šlakai, reiškiasi, net pilna burna prisipildo to tokio balto, tokio putų, tokių skystymo, mes prakaituojame, mes magnį, kalį išvarom. Dėl to tas, reiškiasi, gėrimas visai yra būtinas treniruotės metu, toksai lengvas, tiesiog gurkšnelis, tiesiog gerklės suplovimas. Jokiais būdais nepripildymas pilnas, reiškiasi, tiesiog, kaip sakau, tas pilnas pilvas vandens ir kad paskui žmogus tiesiog liuksi arba tiesiog kas 5 minutės turi vaikščioti į tualetą. Jokiais būdais turėtų būti gurkšniavimas. Visas vandens gėrimas turėtų būti po treniruotės. Tiesiog prieš treniruotę mes tiek daug negalėsim prigerti, nes tai tiesiog mums trukdys treniruotėj tas kliuksėjimas ir tiesiog mus stums eiti į tualetą. Treniruotės metu reikalingas gėrimas, kad išplauti šlakus, atgaivinti gurkšnelį, tiesiog tą išlietą prakaitą, lengvai atstatyti vandens balansą, o po treniruotės metu tiesiog padėti organizmui toliau valytis, nes visi mūsų šlakai išeina per odą, per šlapimą, per tuštinimąsi. Tai reiškia, mes geriam toliau vandenį ir toliau visi organai prisipildo vandens, reiškia, tarpląstelinis skystis gauna vandens ir jau tada mes, būtent tą valandą nepuolam prie maisto, geriam vandenį arbatas iki to tikro pirmojo išalkimo. Aišku, vėlgi individualiai klasikinė taisyklė yra 1,5 litro per dieną. Tai vėlgi mes galim pasibalansuoti, gali būti tai tas 1,5 litro mūsų ir iš karto po treniruotės. Bet aišku, vėlgi tas klasikinė jau taisyklė, tai kad mes tą 1,5 litro vandens paskirstumėm dienos bėgyje, kada jums yra patogiausia, kada, aišku, tai yra gerime po maisto, kai jau praeina valanda. Bet manau, tai nebus kažkas tai tokio, jeigu jūs išgersite tą visą 1,5 litro ar litrą ir po treniruotės. Patarė sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.